Vilnius Vilniaus apskrities vyriausias policijos komisariatas. Įvažiavimas į viešąją automobilių stovėjimo aikštelę. Užtvertas kelias, negalime važiuoti, guli akmuo. Be kita ko, dar ir stovi automobilis, kuris trukdo įvažiuoti. Na ką, pagal taisyklės privaloma skambinti, kad pašalintų kliūtį. Skambinu į numerį 112. Labą dieną. Čia negaliu įvažiuoti į automobilių stovėjimo aikštelę. Taip, užstatytas įvažiavimas. Miestas Vilnius. Vyriausias policijos komisariatas apskrities. Birželio 23 gatvė. O artimiausio namo numerį nematau. Bet čia yra viešo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė. Prie vyriausio policijos komisariato. Tai turbūt. Dabar sakykit, koks ten automobilis, markė valstybinė. Čia yra automobilis, bet jeigu ir nebūtų automobilio, aš vis tiek neįvažiuočiau, kadangi yra akmuo padėtas įvažiavimui. Tai ten tikrai negalima įvažiuoti tikriausiai, ar kaip? Nu, aš negaliu įvažiuoti, nes akmuo paguldytas ant kelio. Ant važiuojamosios kelio dalies? Nu, į aikštelę, ant įvažiavimo į aikštelę. Tai ten ženklų jau nėra? Nėra jokio ženklo. Supratau, jūsų. Gerai, lauksim, ačiū. Labą dieną. Negalim įvažiuoti, čia akmuo guli. Tai laukiam. Į aikštelę norėjome važiuoti. Tai dabar patrauksim, automobilį turi teisę važiuoti, ne? Patrauksim. A jūs nežinot, iš kur čia akmuo atsirado, kaip čia? Jeigu jūsų kontaktinis telefonas bus jam perduotas, jeigu norėtumėt patikslinti kažką, tai... Tai būtinai grinda tegul šalina kliūtį. Čia yra ties, palaukit, pasakysiu, ties kurio namų. Tai yra ties Birželio 23 gatvės 16 numerių pastatų. Ta aikštelė yra. 16, ne prie komisariato. Tai čia yra vyriausias policijos komisariatas apskrities ir būtent 16 numeris. Supratau, kokio dydžio tas akmuo? Nu, ne puntukas, aišku, bet jisai nemažas. Čia dviese nepakelsi. Dviese nepakelsi. Gerai, tai tuomet informuojame grindą. Gerai, laukiam rezultatų. Viso geriausio.